Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis taro kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus taro kortų skaitimo rašykite man į Messengerį privačią žinutę. O kam kyla klausimų, kokios kainos ir kaip esu kėlusi mano sienoje, galite rasti kainoraštį. Šiandieną bendros temos nežiūrėjau, išlys, taigi pasižiūrėkim, kas jūsų laukia, apie ką šiandieną bus tema. Kažkoks judėjimas labai greitai. Pas jūs ateina vyriškis. Ateina vyriškis su jausmų taure. Ateina vyriškis pas jūs, rodo labai greitai, juda link jūsų. Tas vyriškis yra jūsų mylimasis, o kas nėra santykiuose, tai jūsų būsimas galbūt partneris, žmogus, su kuriuo jūs turėsite stiprų ryšį. Arba dabar kažkas bendraujate ir jaučiate stiprų ryšį. Bet bendrai pas jūs ateina vyriškis, kuris magas, moka pritraukti sėkmę, darbus į savo gyvenimą. Žmogus yra darbštus, žinantis, ko norintis iš gyvenimo, kūrybingas. Imperatorė simbolizuoja kūrybinę energiją, tai šis vyriškis kūrybingas, darbštus, žinantis, ko norintis iš gyvenimo, mokantis pritraukti savo gyvenimą sėkmę, visą tai, ko jam reikia. Jausmingas, sakyčiau, romantiškas ir tuo pačiu metu gali būti empatiškas. Emocinis intelektas jo yra gana aukštas. Tačiau iš šio momento yra kažkokioje aklavietėje. Kažkokioje aklavietėje jis yra. Jūs galbūt su juo bendraujate šiek tiek. Kai kurie galbūt dar visiškai nebendrauja, bet bendrausit šiek tiek. Ir jis jums nepilnai atsiveria, dalį pasilieka savo. Dalį pasilieka savo, nepilnai išreiškia savo jausmus, galbūt. Tai, kas dedasi jo viduje. Taip. Jūs pilnai nežinote tai, kas dedasi jo viduje.
kaip sakant, neatskleidžia visų kortų. Bet tai nebūtinai reiškia, kad yra blogai. Tai gali būti jo šešėlinio pusę traumos, kurias žmogus galbūt nori išgydyti ir taip toliau. Kas čia su ta tiesa? Pažiūrėkime, kas čia su ta tiesa. Tiesa ta, kad jis su jumis yra laimingas. O kas nesat santykiuose, dar nebendraujate su tom žmogumi, jis jausis su jumis laimingas. O kas jau bendraujate, tai šis žmogus jaučiasi su jumis laimingas. Jis jaučiasi pakylėtas. Taip, čia kažkokia tokia aistra tarp jūsų jaučiasi. Aistra. Sako, šitas žmogus praeityje turėjo šeimą su šaltos energijos moterim. Šis vyrukas turėjo šeimą praeityje. Kuri jį išbalansavo. Išbalansavo labai stipriai. Jis ties to dirba. Tai paaiškino, kodėl jis šiuo momentu neatskleidžia visų kortų. Jums papasakojo apie jo praeitį. Jis ties to dirba. Dirba su savo šešėlinė puse. Su baimėmis likti vienišu, prarasti tai, kas yra svarbu. Tai, kas yra svarbu. Jo vidinis pasaulis buvo šiek tiek sugriautas. Dalis matote, vat. Iškrito, dalis liko. Tai, kas liko, jis labai saugo. Labai saugo. Tačiau tolimoj matote pilis. Tiltas, perėjimas. Jis vat svajoja, kažkokia stipri svajonė yra, kažką pasiekti, bet šiuo momentu jisai saugo tai, ką jis turi, nes tai, kas išbėgo, matot, iškrito, tai, kas jį kažkiek sugriovė, gali būti traumos, nuoskaudos, baimės kažkokios. Jis ties to dirba ir dabar tiesiog tos baimės jį stabdo šiek tiek judėti toliau link tikslų. Stabdo. Taip, tai stabdo, matot, pastrigęs. Tos baimės, vat jį, nežinau, ar matosi, matot, triušiukas. Ant medžio šakos pakibęs ir viskas. Tai va, tai jis taip pat jaučiasi viduje, bijo pajudėti. Jaučiasi pastrigęs. Nežinomybė kažkokia. Baimės, visokiausios baimės čia labai stipri. Nežinojimas. O nežinojimas kažko, ką sukelia stiprų baimės jausmą. Stiprų baimės jausmą.
Šitas vyriškis siekia vidinės stiprybės, laimės, susigrąžinti tai, ką prieš tai rodžiau, kas buvo nugriauta. Ar atpažįstate savo vyriškius, su kuriais bendraujate, arba galbūt susipažinote, arba tik susipažinsite. Rodo, tai vyriškis einantis už tiesą, vyriškis, kuris taip pat matote, čia eina tokia šakelė. Šeimyniškas žmogus. Šeima jam yra prioritetas, vertybių turintis žmogus, kuris neleis niekam savęs trypti. Tai žmogus, žinantis, kada reikia sustoti, pailsėti, apmąstyti savo pliusus minusus, savo šviesę tamsią pusę. Dažnas darbas su savo šešėlinė pusė, matau, ką reiškia šešėlinė pusė, priminsiu. Traumos, nuoskaudos visokios, tai, kas buvo praeityje ir dabar tai netinka ir kaip pasakyti, ne tik, kad tai, kas spaudžia, kas turi likti praeityje ir dabarčiai netinka, tuo labiau ateičiai. Žmogus mėgstantis padirbti su savimi. Klausykit. Puiku. Dar turėtume žinoti. Labai gimininga siela. Gali būti sielos dvynių istorija čia. Žmogus mėgstantis dalintis, padėti žmonėm, kuriem galbūt reikia pagalbos, sekasi sunkiau, dosnus žmogus, empatiškas. Žmogus turintis daug svajonių, tikslų gyvenime. Taip pat kantrus žmogus. Matote, lazdelę eina ir užaugęs lapas. Ką tai simbolizuoja, kad žmogus ne tik kad kantrus, bet ir siekia, užsibrėžia tikslą ir jo siekia. Nors ir matosi nedidelis daigelis, jis nepasiduoda ir toliau atkakliai siekia savo tikslo. Šis žmogus sėkmingas. Kas čia labai panašu sielos dvynių istorija. Šis žmogus labai sėkmingas. O kas yra sielos dvyniai? Sielos dvyniai yra tikroji meilė. Kartais su sielos dvyniais taip pat gali būti išsiskiriama, bet per gyvenimą sielos dvyniai vis vien vienas kitą atranda. Kai kuriem užtrunka net ir kitame gyvenime susijungia tik tais. Bet sielos dvyniai niekad nenutolsta vienas nuo kito, jie vis vien kažkada susitinka. Nes tai yra lemta. Nes tai yra sielos dvynys, jau suprantama aiškiai, antra pusė, ta tikroji meilė. Ir nepergyvenkit, negalvokit, kad galbūt įsiskirsit ir taip toliau. Tiesiog sakau atveju, kokių būna. Bet šiaip tai dažniausiai matau, kad žmonės su savo sielos dvyniais išlieka. Labai nepergyvenkit. Gerai, pasižiūrėkim, kokiu tikslu šitas vyriškis ateina arba jau yra jūsų gyvenime ir kodėl jis eina link jūsų, kokiu tikslu.
kad paleistumėt visus toksinius dalykus, kas visi toksiniai dalykai yra mūsų šešėliniai pusiai. Taip, čia bus sielos dvynių istorija tikrai. Jis atėjo į jūsų gyvenimą ir jis ateina arba atėjo jūsų gyvenimą tam, kad jūs vienas kitam pašviestumėte savo toksinės pusės, savo tą šešėlinę pusę, visus toksinius dalykus, šešėlinę tą pusę, kad traumas, nuoskaudas, netgi mąstymą, požiūrį, veiksmus kokius nors, tam, kad jūs tai paleistumėte. Tai jau nebetarnauja nei tam vyriškiui, nei jums. Visą šitą dalyką jūs turite paleisti. Taip, čia sielos dvynių istorija, nes sielos dvyniai, kaip veidrodis, vienas kitam pašviečia šviesią ir tamsią pusę, tam, kad abudu paleistumėte nuoskaudas. Paleistumėte nuoskaudas, išmoktumėte bendrauti, parodyti savo vidų. Paleistumėte nuoskaudas ir baimės. Čia dar kartą primenu, pas kai kurios jau yra atėjęs, o kai kurie susitiksite tik tais dar. Jisai atėjęs į jūsų gyvenimą tam, kad jūsų gyvenime įvyktų šventė, kad išmoktumėte džiaugtis gyvenimu, paleistumėte baimės, siektumėte tikslų, nebijotumėte žengti į priekį, matot. Va čia aplink kiškučiai, triušiukai skatina ir džiaugiasi už šį, sako, eik pirmyn, eik. Ir vat, kad jūs būtumėt pasitikintis savimi, nebijotumėt tiek vienas, tiek kitas, galbūt kai kuris gali jau turėti tų savybių, tai perimate tas savybės pasitikėjimo. Tam, kad įžengtumėte į savo klestėjimo erą. Moteris susijungianti su gamta, su visata. Kad taptumėte moteris, kuri, matote, simbolizuoja stiprybę, moteris, kuri žino, ko yra verta, moteris, kuri savimi pasitikinti, moteris karalienė, kuri taip pat žino savo vertę ir neleidžia savęs niekam žeminti. Moteris, kuri taip pat priima visatos dovanas ir klestėja. Tai stipri moteris. Šis vyriškis ateina arba jau yra jūsų gyvenime tam, kad jūs pasiektumėte va tokį lygį. Tam, apie ką svajojate, kad virstų tiesa, taip, tiesa, matote, tiesa. Tai, apie ką svajojate, kad taptų realybė. Tai, apie ką svajojate, kad taptų realybė ir kad atsinaujintumėte kaip žmogus. Kad atsinaujintumėte kaip žmogus. Taigi, ačiū, kad buvote su manimi. Komentuokit, su kuo rezonavo, lauksiu jūsų komentarų, širdučių, žvaigždučių. Taip pat laukiu jūsų labai komentarų, su kuo rezonavo ir siūlyti temas, apie ką norėtumėt, kad parašyčiau straipsnius ar tarot skaitymus padaryčiau. Būkite aktyvus. Taip pat primenu, kas norėtų
kreiptis dėl privataus taro kortų skaitimo. Mano kainoraštis yra ant sienos. Kainoraštis, kiek dabar kainuoja viskas ir kaip vyks, kiek laiko ir kokia kaina. Kainoraštis yra ant sienos su raganaitė, tokia blondinukė raganaitė nuotrauka. Taip pat esu padariusi tokią nuolaidėlę, kad pasidalinus tuo postu mano kainoraščiu su ta nuotrauka raganaitės, pasidalinus tuo postu 50% nuolaida pirmam taro kortų skaitimui. Taigi ačiū, kad buvote kartu su manimi ir iki kitų kartų.